Labas vakaras visiems čia susirinkusiems. Visi žinote, kad nuo senų laikų Lietuvoje, nuo Švento Andriejaus pradėdavom visi laukti Kalėdų. Tos tradicijos laikomės ir mes. Ir tas laukimas Kalėdų vadinamas Adventu. Baltos rogės, baltas žirgas, baltos pasagos sužvilga, rogėse balta nežinia, kas tokie į nežinia. Atsicelės atskubi, kur ledynus raizovi, kur nuspigo ledas les, kur gyvena baltos mes. O dabar pas jūs pabūsi, ledinių kvapų pabūsi, kai vanduo pavirsi stiklą, jūs pakviesiu į čiuožyklą. Ąžuolo drėbė įraitė, aišku laiškas voveraitė. Guolis pulsaus šaka, šitą laišką gaus meška. Kągi čia meti po kojom, laiškas man labai dėkoju. O, koks čia laiškas, padėka. Norime padėkoti jums visiems už jūsų derumą, rūpestį ir padovanoti pasaką apie lapę ir kiškučius. Kiškiai pasistatė namelį gražų, medinį su langais ir durelė. Aš namelį pastačiau iš beržų, ir langelį nudažiau. Kaip gražu, kaip gražu. Žiemą šalčio nekentėsim, nei speigų, sau trobelėje sėdėsim. Bus smagu. Iš miško tankymės atbėga lapė. Sveiki, kiška, kokia trobus, kaip gražu. Nesiglausk, kumutė prie dažų. Bet lapė vis tiek įsmuko į kiškių trobelę. Ei, kumutė, klausyki, drūlėles atidaryki. Nesibelskit, neatidarysiu, aš pati čionai gyvensim. Ką tu, lapė, sumanei? Juk čia mano namai. Aš trobelę pastačiau, kad gyventi bus šilčiau. Lapė iškiša pro langą lazdą ir nusuodama šaltą. O dabar į mano tapo, kad nebus nei kvapo.
laiminga prie kiškių trobelė šoka, o kiškiai verkia. Pro šalį linguodami bėga šuniukai.